Va, žemyn, žemyn, žemyn. Žiūrėk, kaip gatvė per plytas eini. Tai sakau, čia paliko turbūt tokie priminimai. Fotopointas. Nu, nustebino iš tikrųjų. Iškai pasikeikėm iš pradžių, bet gerai, kad neišvažiavom. Jo, aš jau norėjau važiuoti atgal su pykiam. Dar neaišku, ar nerasim baudos iš tikrųjų. Gal ne? Tam nesupras. Vaidas Drežiuką rado, fotkina. O, kaip laksto. Na, policijos automobiliukai gražus prie bažnytėlės. Esu tualete ir čia yra toks kranas. Bet kaip jis veikia, tai niekaip nesuprantu. Ką čia su juo daryti? Spausti, sukti, liesti. Nežinau. Čia yra granitinis paminklas ir karo memorialas, pramintas auksinė dama dėl šitos auksinės moterytės viršuje. Sodelis gražus, eik tu sau. Vau. Adolfo tiltas. Nežinau, ar čia to Adolfo, ar kokio kito. Negaliu pasakyti. Einam kažkur po tiltu. Gal eisim po Adolfo tiltu. O tai kaip čia dabar išsišakoja? Wow, čia kaip gera. Kaip gera, vėsu, bet man jau karšta darosi. Va, iš ten gali ateiti. Ir va, žiūrėk, Tomai. Palauk, pėsčiųjų šitas. Va, gali su dviračiais. Tiltas pakabintas
Va, ant tokių trosiukų po tiltu. Va, važiuoja mašinos ar traukinys. Ir biški jaučias kaip linguojas. Va, toks va vaizdas maždaug pro arką. Eik tu savo. Kur tas upeliukas? Čia rimtai. Tas griovys. Bet va, kokio storumo. Čia va žmonės maždaug ir va tokio storumo. Tos arkos. Eik tu savo. Traukinių stotis. Toks įspūdingas aukštis lubų. Masis peraunas. Čia namo pereit. Žinai, kas gerai? Kai eini į barą, lipi aukštyn, a kai grįžti jau nusiriteni žemyn. Vis tiek, nes visi barai viršui, anoj pusiai. Tai čia jau kur nors gyvenamas jau, kaip nors bulding. Šitam grindinė jaučiu metelių yra. O ten vaikščiam ant kalno visur. Dabar įdomu, ar užlipsim. Čia buvo turbūt amatininkų koks miestelis, nes ten viršui valdžia sėdėjo, o čia baudžiauninkai tie, kurie uždirbo pinigus. Nu kažkur tai. Mes ten vaikščiau, tam tų urvų. Ten tos angos urvai. Eina savo. Nu nerealiai čia iš tikrųjų. Žiauriai nerealiai. Einam į kitą pusę per tiltuką. Vau. Įdomu, kiek laiptelių į viršų lipsim. Nu, nerealiai. Siena kokia. Wow. Jo, mes šitam tilte va čia va vaikščiojom, o šitas tiltas statytas 1735 metais. Tiltui 300 maždaug su pusę metų, 350 ir daugiau. O, kaip gera, pavėsiuku eiti. Va, tiltas už manęs. Dar paskutinės akimirkos
iš Liuksemburge. Po tiltu mes ėjome viršui, tada per vidurį, o dabar pro apačią atėjom. Visus tris aukštus išbandėm. Bondo mašiną. Ir Bondo tualetas. Kažkaip einam link mašinos, bet kai lydi tokie vaizdai, nu tai kaip gali neparodyti. Kelias į apačią. Aišku, yra laipteliai. Laipteliai galima vėl į viršų lipti, bet jau gal tiek to. Vėl priėjom raudoną į tiltuką. Mūsų automobilis kažkur dar ten už to tilto, ten tolyn. Patukai. Žiūrėjau, tėja, kad aš jį paglostyčiau. Nu, einam vėl senamiesčiu. Ir taip tiltas. Atrodo, eini, gatvė kaip gatvė, žmonės gyvena, visa kita. Bet aš čia negyvenčiau. O žinot kodėl? Ogi pažiūrėkit aukštyn. Stogą turi. Ir čia kruša bent jau stogą nesudaužė. Žiauru. Nu, atrodo tai belia kaip. Nu, sunku suvokti to tilto dydį. Ruošiesi? 5 valandos Liuksemburgo mieste praėjo, tai mes dar prasitęsim. Gal sulauksim saulėlydžio? Saulėtekio? Ne. Nu, parkingas iki 8 ryto mums galioja. Į parą sulauksim ir saulėtekį. Nu, čia irgi variantas neblogas. Ant soliuko pirmais pamėgusim, gal centui mes dar mums kas nors. Pagal visus kostiumuotus, tai tikrai bomžai atrodo. Tai žiūrėk, pasidėčiau kepurę savo kiogelę, tai primest. Planas visai vertas pabandymo. Spėkit, ką ten kūrena. Kažkokia sena gatvė, 1835-1902 metų. Turbūt gatvė su tuo bokšteliu. Nu, natūralu. Pasodinta, na. Auga. Piktžolė. Einam išbandyti dar vieną atrakciją. Liftą į panoramą. Bet pirmą pažiūrėsim, kiek kainuoja. Gal čia labai brangu. Ar už tą klauną, ar už tą klauną? Kurį balsuoti? Nežinau. Ten dar 2 klaunai. Toliau. Liftas didumo 66 žmonės, 5000 kilogramų. 5 tonų. Va, lygiai su tiltu atsiradom. Einam pažiūrėti. Einam. Ok, wow.
O čia stiklas yra? Atrodo, kad nėra stiklo, aš net bijau eiti prie krašto. Tai va, išsikėlėm, pasirodo nemokamas tas liftas. Čia einam. Nuliuks. Pakilom kokį 50 metrų aukštyn. Sutaupėm daug. 1000 laiptelių. Jo. Prakaito kibirą. Gerai, fainiai. Atsiradom vėl kažkokioj kitoj vietoj. Parkelyje. Einam neskubėdami. Tai va, tik pasukom už kampą ir vėl kažką gražaus atradom. Nu, Pocius, ne? Ksaveras čia. Tai va, gražus rūmai. Šita graži vieta yra vyresnio amžiaus piliečių centras. Va, bobutės važinėja su dėdukais. Žodžiu, slaugos namai, senelių namai, kažkas tokio. Vau, super. Tokiuose ir aš norėčiau senatvėj gyventi. Čia reik? Ką, išbandysim naują atrakciją. Vaikščiom po miestą, sakom, reikia išsiaiškinti, kaip čia traukiniai važiuoja. Tai skaitom, kad pasirodo pirma pasaulyje valstybė, Liuksemburgas, kur nemokamas transportas. Nu, taip išeina. Sugeba dar pasaulis šiais laikais nustebinti. Per tą žolytę važė. Mes čia ėjom. Tai iš tikrųjų, viskas čia nemokamai, traukinukai. Gali savo važinėtis, kiek tik širdis geidžia. Dabar varysim į Europarlamentą. Jo, pravažiavo, matėm. Vėliavą nufilmuoti. O šiaip pasigūglinom, tai kadangi į Liuksemburgą kasdien atvažiuoja po 220 000 žmonių dirbti iš kitų šalių ir jie daug laiko praleidžia spūstyse, tai vat ir padarytas nemokamas transportas. Tai čia visur labai žalia. Mes dabar esame moderniam rajone, labai daug stiklo, daug pastatų, daug visokių ofisiukų, bet daug ir žalumos. Ką papuolėm į Europos parlamentą? Ir štai mūsų vėliavytė plevėsuoja. Mūsų trispalvė gražuolė šalia Liuksemburgo vėliavos. Vau! Visos vėliavos matos. Kaip gražu. Stotelė. Europarlamentas. Kaip sakant, vaizdas ne per rožinius, bet per geltonus akinius. Trečioj stotelį lipsim? Labai paprastas valdymas. Labai gerai, labai paprastas. Va šitas vyriukas gražus padarė nemokamą transportą Liuksemburge. Šaunuolis. O už jį reikia balsuoti. Galbūt. Gal jau ten koks brolis arba tėvas tam bankui. Nu, verda gyvenimėlis. Čia karuselės. Kas nebijo apsivemti, tas eina ant karuselį šitokį. Išlipom kažkur. Kaip gerai atrodo. Čia šiaip remontuoja, ne? Ir padaryta tipo imitacija. Tai va, mes ir vėl senamiestyje. Einam valgyti iš hamburgerio. Jau
Einam dar į vieną vietykę. Ieškom tokios bažnytėlės, seniausios Liuksemburge. Tokia mistiška bažnytėlė, kaip iš siaubo filmo. Aš tikiuosi, čia nesivaidena. Čia va bokštelis užlipti.